Sveiki, sveiki, su jumis sveikinasi Amais. Taigi šiandien pakalbėsim apie mažus laimėjimus. Kas tie maži laimėjimai, kodėl jie tokie svarbūs? Ojojoj, svarbūs tie maži laimėjimai. Visų pirma, jie jum leidžia pasijusti taip geriau, smagiau. Jie jum duoda tokius prošvaistes į tai, kuom jūs tikit, kuom jūs norit būt, ką jūs esat užsibrėžę. Jie duoda tokius, jie yra maži laimėjimai. Maži laimėjimai yra labai gerai, reikia visada užsibrėžti juos. Pavyzdžiui, aš turiu dabar tokią knygutę, mėnesį jau pildau dienotvarkę. Ir pildau aš ją. Ir tiesiog esu karts nuo karto pasirašęs, pavyzdžiui, jei įveiksi sąrašą, sekmadienis tavo. Aš esu savo dienotvarkę susidėjęs taip, kad dirbu tiesiog, nuo pirmadienio iki šeštadienio, šeštadienis biški laisvesnis, sekmadienis turėtų būti visas mano. Galbūt vieną kitą valandėlę tiesiog biški ten darbelio, gal biški pagalvojimo, gal biški tiesiog organizavimuose savo galvoj, bet taip tai visas mano, tai pavyzdžiui, žaidimai, dar kažkas, reikia vis tiek biški turėti tokį laisvą dieną. Ir tiesiog, toks mažas laimėjimas, jeigu įvykdysi tą dieną, tai jau čia ir taip laimėjimas, bet tada tu užsibrėži tokį dalyką, kad tu jau nusipelnysi tikrai sekmadienio. Tai yra toksai tiesiog žodžių žaismas savo emocijose, kad tikrai nusipelnysi, lyg pabrėžimas, kad tu esi vertas sekmadienio, laisvo laiko, atsipalaidavimo, panašiai. Ir tai yra mažas laimėjimas, ne pavyzdžiui dienos visa, iš esmės čia keli maži laimėjimai. Visą dieną padaryti yra vienas mažas laimėjimas, reikia pasidžiaugti būtinai ties tuo. Paskui, jei sąrašą įveiki, šitas mano parašymas irgi yra mažas laimėjimas, toks emocinis būstas, galima sakyti, tiesiog potencialo parodymas savo. Ir tiesiog, paskui sekmadienis smagesnis gaunasi nuo to. Tiesiog, pavyzdžiui, dar vienas, jei nežiūrėsi jokio IT, nusipelnai sekmadienio. Aš šitą, kaip matot, plius minus pasirašiau, nes kaip ir pavyko, kaip ir ne, netyčia blemba paimdavau ir netyčia paspausdavau, tai nežinau, bet iškart išeidavau, tai toks, nežinau, po kokios minutės prisiminiau ir išeidavau, tai toksai irgi nežinau, tiesiog tokie maži dalykai, tokie maži laimėjimai yra labai labai stiprus dalykai. Jie tiesiog priverčia tave, jaustis gerai. Dabar žiūriu į šitą mėnesį, kiek esu pasirašęs, kiek esu bandęs dalykų, kiek esu dėliojęs grafiką, kiek esu prisirašęs į telefoną dar dalykų, kuriuos noriu daryti kasdieną, panašiai. Ir tiesiog jauti, kad tiesiog eini po lėto į ten, kur esi užsibrėžęs. Ir, nežinau, gal čia biškai off topikas, bet tiesiog rašytis dalykus, dienotvarkę pasidaryti, žiūrėti, ką darai per dieną. Ir dar vienas off topikas, šitą paliksiu kitam epizodui. Vienu žodžiu, maži laimėjimai. Kažką padarai. Visą dieną sutvarkiai, dienotvarkę sutvarkiai. Pasirašyk kitos dienos dienotvarkę. Sugalvoji kokį nors iššūkį savo. Padarei jį.
visi tokie dalykai turėtų būti jūsų galvoje, nu, biški kaip čia pasakyt, pagirti, nes jie yra svarbus, nes jie visi eina gera linkme. Tai dabar jūsų užduotis yra tiesiog paimti, pagalvoti, ką jūs per šiandien nuveikėt labai mažo ir už tai save pasigirt, nes tai yra stiprus ir didelis dalykas, jeigu jis biškį išaukštinamas yra, nes jis tada parodo jums, kad jūs esat verti, kad jūs esat tokie pilnesni, negu jums atrodo galbūt, nes nebūtinai tą vieną didelį dalyką, vieną tą svajonę, kai žmonės dažniausiai sako, va, kai pasieksiu šitą, arba kai padarysiu šitai, nu, ta didelis golas, didelė svajonė, tada aš būsiu laimingas. Ne, laimingas esi tada, kada išsiaiškini, kas daro tave pilnu. Ar tai jausmas, kad tu jau jautiesi pilnas. Vat tokie dalykai padaro žmogų laimingą, o ne jau užsibriežti tikslai. Tai jo, ką sakiau padaryt, tai ir padarykit. Iki.